Trumpo taikos planas Gazoje. Hamas skelbia sutikusi grąžinti visus izraeliečius įkaitus. Vis dar yra daug nežinomųjų, kas nutiks po to. Hamas nesureagavo į reikalavimą nusiginkluoti. Čekijoje antra parlamento rinkimų diena, balsavimas baigtas, bet favoritas ragina per anksti nepatikėti pergalę. Lietuvos policija neaprūpinta moderniais vakarietiškais ginklais, trūksta ir 1500 pareigūnų. Kelmės rajone keliasdešimt komandų varžėsi kopūstienės čempionate. Slaptasis projektas. Agentė su keliomis asmenybės pusėmis. Kai jos susivienyje, ji tampa nesustabdoma. Bet kas laukia, jei viena jų nepaklus? Įtemptas psichologinis trileris. Gynybos mechanizmas. Šiandien 22:45 per LRT televiziją. Daugiau filmų LRT epikoje. Dainininkas Dimas Šavrovas. Tai ilgiausias mano blaivybės laikas nuo 16 metų. Tarptautinių naujienų žurnalistas Augustinas Šulija apie emocinius išbandymus ir karo baimę. Partneris Jūratė Juškaitė ir Birutė Sabatauskaitė jau 12 metų kartu. Palaukit, sako, kaip tai Elos mama? Tai ne jūs mama? Sakau, Ela turi 2 mamas. Stilius jau šį vakarą. Lietuva kalba apie žmonių sąskaitose gulinčius milijardus, kurių dar padaugės, jei dalis nuo sausio bus atsiimta iš antrosios pensijų pakopos. Ką daryti su pinigais, kad jie nenuvertėtų? Diskusija trečiadienį 21:30 per LRT televiziją. 3, 4, kakariekų! Žadinam ir neleidžiam užmigti, kad nepražiopsotumėte nuostabiausio žaidimo pasaulyje. Gabrieliau, kaip vertini pasirodymą? Prastai. Kas turės $500 000 13 metų? Kiek manim? Milijono vertas šeštadienio vakaras. Iškart po panoramos. Myliu Lietuvą, iki! Jauna hercogė, kuri meilės vedina tapo Austrijos imperatorienė. Istorija, kurią mėgautis gali ir turintys regos negalią. Serialas su garsiniu vaizdavimu. CC. Antradieniais 22 val. LRT+. Tikrais faktais paremta istorija apie žmogų, kuris žadėjo Italijai išsigelbėjimą, bet atnešė pražūtį. Serialas Musolinis, amžiaus sūnus. Nuo pirmadienio iki ketvirtadienio per LRT televiziją. Daugiau serialų LRT epikoje. Lietuvos futbolo A lygoje dėl prizinių vietų kovojanti Šiaulių komanda namuose priima Panevėžio futbolininkus. Panevėžiečiai jau įrodė, kad yra kietas riešutas visiems varžovams. Ar pavyks jį perkasti savo sirgalių palaikomai Šiaulių ekipai? Stebėkite rungtynes tiesiogiai. Sekmadienį 18 val. Tiesiogiai per LRT+. Transliacija remia Akiniai Filman. Dabar matau ryškiai. Vyras Giedrius Savickas. Žmona Toma Vaškevičiūtė. Naujoje komedijoje Atvira pora jie gelbės santuoką šokiruojančiu būdu. Tavo kolekcija prasideda čia. Art Vilnius 25-ieji. 16 tarptautinė šiuolaikinio meno mugė. Spalio 3-5 dienomis Litexpo. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba, globėja Vilniaus miesto savivaldybė, mecenatas Cobalt, generalinis partneris EIK Group. Paroda Rinkis prekė lietuviška. 100 Lietuvos gamintojų, lyderiaujantis prekių ženklai, geriausių metų gaminių apdovanojimai bei išskirtinė Lietuvos mados kūrėjų erdvė Mados pasažas. Spalio 10-12 dienomis Kauno Žalgirio arenoje. Klaipėdos universitetas kviečia į didžiausią karjeros renginį vakarų Lietuvoje. Tavo karjera – rinkis ir veik. Pasimatome spalio 9 dieną Klaipėdos Švyturio arenoje. Renginio partneriai ir rėmėjai.